Treneri, iškovota pergalė, svarbiausias darbas padarytas, kokios jūsų mintys apie rungtynes? Norime pasveikinti visus marijampoliečius su puikia pergalė, serija baigta, noriu pasidžiaugti vyrų kovingumu ir aišku didžiulė pagarba varžovams, nes tikrai puikiai vyrai jauni kovėsi, davė gerą kovą. Džiugu, pergalė, super, keliaujame į kitą etapą. Kaip galvojat, ką Rytas darė taip gerai, kad privertė jūs vargti realiai visos serijos metu? Tos pirmos rungtynės atrodo pagal skirtumą gal ir užtikrinta pergalė, bet taip nebuvo. Antrose pralaimėjimas ir dabar čia irgi iki rungtynių pabaigos realiai teko kapoti su varžovais. Talentingas jaunimas, aukšti, tvirti fiziškai, duoda daug kovos, sunkiai pavargsta. Tai didelė fizinė kova ir tiesiog sunku pulti prieš juos. Rungtynių pabaigoje rėmėtės labiau tokiais patyrusiais žaidėjais, tai čia galbūt ir buvo planas, kad jie tokių situacijų jau matė ir žino, kaip iš jų išeiti. Visai stengiamės laviruoti, aišku, patirtis daug duoda prieš jaunimą ir galia pasimatytas. Ir dabar Kauno Žalgiris ilsėjosi, to poilsio turėjau daugiau, jūs dirbo tarit čia visas dienas, kaip galvojate, jeigu nepritruks kitose rungtynėse ir kitoj serijoje? Matysime, turime vieną dieną pasiruošti ir trečiadienį jau žaidžiame, tai jėgų aišku trūks, bet mes dar turime solo žaidėjus, bandysime jais rotuoti, tai bandysime visaip spręsti problemas. Nepaslaptis, kad buvo šios serijos favoritai, serija buvo lygiai 1-1, tai kaip šiandien ta diena atrodė, ar nebuvo rūbiniai kažkokio jauduliuko ar kažko, kad jau šiandien tą kovo 10 sezonas gali pasibaigti? Apie tai niekada negalvojam, žaidėjų reikia klausyti asmeniškai, nežinau, ką jie galvoja, esmė tokia, kad ėjom, dirbom eilinės rungtynės ir viskas, o kad sezonas baigėsi, turi galvoti apie rungtynių, tiesiog darbas yra darbas. Ir jau kalbėjom ir su Tautvydu, kad galbūt pirmą kartą šiame sezone ir tikrai pirmą kartą šioje serijoje, kuomet sirgaliai palaikė ne tik dūdų pūtimų, bet ir skanduotėmis jau ketvirtajame kėlinyje, tai kaip jums visa ta atmosfera ir kiek džiugu, kad susirinko marijampoliečiai tas svarbiausias kol kas šio sezono rungtynes. Tai yra fantastika, toks palaikymas, visada visom komandom yra fantastika palaikymas ir kviečiu marijampoliečius grįžti į salę ir palaikyti mus kuo labiau, sekanti serija dar sunkesnė, tai tikrai jūsų palaikymas daug ką reiškia.